smego, atsiprašom, kaip pirzius vandenį. Nugi tai kurgi tu vaikeli? Tetulė. Marceliukė, tu mano tateliukė, Marceliukė, labas pirmiausiai. Labas, brangioji. Ar tu žinojai, kad šiandieną čia kažkoks rukas bus? Žinoma, taigi čia kapelų festivalis. Taigi, mėly sveteliai, ačiū, kad jūs susirinkote tokią gražią popietę praleisti kartu su muzika ir skambia daina. Pačius artimiausius kaimynus iš Būdos. Vandupė. Prašome muzikantai užimti savo vietą. Tai sveiki gyvi Višakio rūdiečiai ir miestelio svečiai. Džiaugiamės be galo galėdami atvykti į sostinę. Sveikinam Višakio rūdą ir linkim išlikti visada tą sostinę. Visada. Arūnėlis, va pasirodyk visiems. Vakar šventė gimtadienį, tai visi sveikinam, o labiausiai kapelą Vandupė. Būk sveikas, būk laimingas, būk dainingas. Tu čia nori to pasakyti? Taip, noriu pasakyti, matai, ką reiškia asfaltas? Ar vyrą blogą turi valgyti, tau neduoda? Ne, aš ant atlyginimo sėdžiu, jeigu ką tik tai.
Lietuviškai paklausiu, o jūs jiems išversit, ar ne? Na, jeigu gražiai paprašysit ir ką nors pažadėsit, tai būtinai. Tai kažkai ką čia dabar, Marceliukė, tu pažadėsi? Nebebūtų suvalkietis, vis to kažko tai nori, vis pažadėk. O jeigu pažadėsim šokį? Na, žinot, sako, pažadėsi patiešysi, netesėsi, negrėšysi, tai čia, na, nuo jūsų jau. Chcą przyjechać do Polski, to muszą przyjechać przez Szypliszki. Atvykome iš Šipliškių miesto, visai šalia Lietuvos sienos ir kiekvienas lietuvis, kuris važiuoja į Suvalkus apsipirkti, būtinai pravažiuoja pro Šipliškius.
pašoksim šiandieną kartu, krintančių lapų taku. Gera čia, gerų draugų būry, kur suprastos visi daina, jau užsimirš visus svarbus gali, nes šiandien šventė džiugesio pilna. Ačiū, pašok su manim dar šitą šokį, draugų būry, linksmai smagiai dainuoti. Tegul skambės vėl muzikos garsai, aidas toli, toli per vandenį balsai. Ačiū, pašok su manim dar šitą šokį, draugų būry, linksmai smagiai dainuoti. Tegul skambės vėl muzikos garsai, aidas toli, toli per vandenį balsai. Draugų būry, linksmai smagiai dainuoti. Tegul skambės vėl muzikos garsai, aidas toli, toli per vandenį balsai. Tai geras ūpas mus visus lydės ir džiaugsmo aukso akis išvydės. Dešimtis meilės muzika užgros, malūno šypsena jau šiandien dovanos. Tegul skambės vėl muzikos garsai, aidas toli, toli per vandenį balsai. Aidas toli, toli per vandenį balsai. Aidas toli, toli per vandenį balsai. Ačiū, labai ačiū. Ačiū jums labai. Jūs net nejaučiat, kad lietus pas mus jau lyti pradėjo. Oi, pasirodo, tie organizatoriai, gal kokį nors gerą žodį pasakys, ha? Aš tikiuosi. Tai kviečiame Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrų direktorių Valdą Andriuškevičių. Bendruomenės pirmininkė Loreta Matusnevičienė. Gerbiami muzikantai, Aš duosiu tau triubę. mėly žiūrovai, bendruomenės nariai, labai smagu padėti jum įgyvendinti tokias gražias jūsų iniciatyvas. Kultūros centras pats iš savęs tikrai negalėtų padaryti tokių renginių pats vienas. Tai bendruomenė ir bendruomenės pirmininkė Loretai aš labai dėkingas, kad ji inicijavo šitą Višakio Rūdos idėją, mažąją kultūros sostinę, kartu su partneriais ir miesto savivaldybė, ir kultūros centru, kuo galėdami padedam, bet tokios šventės tai įrodo, kad jum tai yra reikalinga ir kad mes tai nebeprasmiškai darom. Ir labai ačiū, kad jūs visi susirinkot, ne tik tai muzikantai, bet ir žiūrovai, kurie atvažiavo, matau, iš visos Kazlų Rūdos savivaldybės. Tai sveikinam jūs labai, kviečiam rytoj, kita šventė vyks Nemiruose. Eglė linkčioja galvą, taip, Eglutė, rytoj kviečiam visus į Nemirus, nesiskirstykite šiandien, pabūkite čia, lietus toj baigsis, jis turi tokią savybę baigtis, lietus toj baigsis, o aš tikrai visiems dėkoju, linkiu geriausio oro, linkiu daug sveikatos, linkiu gerų melodijų, gražios muzikos. Labai dėkingi esam, kad pas mus atvyko tokie svečiai to iš tolimų šalių, ne tik iš Lenkijos, iš Žemaitijos atvažiavo. Tai irgi užsienis, jeigu kas nežinot, už Nevėžio jau yra visai kita Lietuva. Tai sveikinam visus, linkiam gero oro, geros nuotaikos, pasišokite, pabūkite bendruomeniški, ne tik šiandien, kasdieną būkite bendruomeniški, vienas kitam padėkite, pritarkite, susirinkite dainuoti, susirinkite šokti, nuo to Lietuva tik gražės. Ačiū Loretai, perduodu žodį. Turėsime pakviesti visas kapelas ant scenos. Turbūt Višakį Rūdą dovanojam. Liaudiškos muzikos kapelai, Šaltinėlis, vadovas Valdas Pečkys. Serdecznie podziękować za zaproszenie, za to, że mogliśmy po 35 latach znów wystąpić tutaj w Wyszokorudzie. Ansamblis Pograničia nuoširdžiai dėkoja už pakvietimą ir galimybę po 35 metų vėl koncertuoti Višakio Rūdoje. A ten nasz skromny koszyczek chcemy przekazać dla organizatorów tego pięknego festiwalu w Podzięce.
O šį mažytį krepšelį perduodam bendruomenės pirmininkiai. Tokį atraktyvumą, už gražią šventę ir už šaunų vedimą šito renginio. Ačiū labai. Oi, kaip valgysi dabar į Vilnių sugrįžus. Ačiū jums visiems, bet jeigu nebūtų festivalių ir švenčių rėmėjų, manau, kad neįvyktų labai daug gražių renginių.